turi turėti šansą. Ir turi turėti šitų rungtynių likimą savo rankose. Reikia taip ir padaryti. Markas Gasolis meta baudų metimus. Didžiulis triukšmas. Visa Lietuvos gerbėjų armija daro, ką gali ir priverčia Marką Gasolį nepataikyti baudos metimo. Tai reiškia, kad antrasis, jeigu bus taiklus, gali tik tai sušvelninti skirtumą. Ir štai toks Ispanijos gerbėjo veidas. Ir antrą kartą nepataiko Markas Gasolis ir iš karto prasižengia. 2 Ispanijos krepšininkai galėtų mesti Martynas Pocius 4 baudos metimus, gaila, bet taisyklės to neleidžia. Markas Gasolis prasižengia 4 kartą šios dienos rungtynėse. Atsiprašau, man tas yra Martynas Pocius nemes baudų metimų apskritai dėl to, kad ispanai turi tik 3 komandinės pražangas. Galbūt tai jiems ir problema dėl to, kad jiems dabar reikia galinėti su laiku Lietuvos komandai. Svarbiausia, laikyti kamuolį tvirtai savo rankose. Linas Kleiza ir pražanga Jorge Garbajosai. Dabar 4 komandinė Ispanijos rinktinės pražanga. Dabar 4 Ispanijos rinktinės pražanga. Martynas Pocius ir pražanga Ricky Rubio. Dabar jau Martynas Pocius mes 2 baudos metimus. Mes 2 baudos metimus. Ispanai vaikšto akmeniniais veidais. Jie šiandien turėjo 18 taškų persvarą. Galbūt kai kam pasirodė juokinga, kad Lietuvos komanda sugebėjo atlošti, kaip sako krepšininkai, 17 taškų iš Kanados. Bet jeigu tai buvo tik tais kažkokia keistenybė, tai ką tada sakyti? Jeigu rungtynės su Ispanijos komanda Lietuvos rinktinė panaikino 18 taškų pranašumą panašių scenarijumi ir dabar Martynas Pocius meta 2 baudos metimus ir pirmojo nepataiko, tai reiškia, kad Lietuvos komandai ko gero būtų irgi verta prasižengti ir siųsti Ispanijos rinktinę prie baudų metimų linijos. Žinoma, jeigu Martynas Pocius pataikys antrąjį baudos metimą ir ispanams reikės tritaškio. Geriausios, rezultatyviausios Martyno Pociaus rungtynės šiame čempionate. Taigi 3 taškai skiria komandas, ispanams reikia tritaškio. Lietuvos komandai ko gero to tritaškio nereikėtų leisti mesti. Man tas, tai yra Tomas Delninkaitis, sustabdo Juaną Karlosą Navaro. Juanas Karlosas Navaro mes 2 baudos metimus. Juanas Karlosas Navaro nuo baudų metimų linijos pataiko, nors šiandien kartą prametė. 5 ir Tomo Delninkaičio pražanga. 3 taškų persvarą turi Lietuvos rinktinė. Juanas Karlosas Navaro meta 2 baudos metimus ir po jų lieka 12 sekundžių. Simas Jasaitis aikštelėje. Jis aukštesnis pasikeičia su Martynu Pociumi baudos aikštelėje, pakovos dėl kamuolio, jeigu reikės. Simas Jasaitis. Juanas Karlosas Navaro pataiko baudos metimą. Pirmas dažniausiai būna svarbesnis, antrą tada pataikyti paprasčiau. Taškų jau Juano Karloso Navaro sąskaitoje, antrasis metimas taiklus. Ir minutės pertraukėlės parašo Kęstutis Kemzūra. Aš patylėsiu, tikėdamasis, kad jūs girdite, ką prašo dabar Kęstutis Kemzūra. Pocius, prakerti pro šitą, išbėgi čia. Ar ne, toliau, mantas, Paulius Šošis. Ar patyksiai, aišku, prisimeta pačiai iš karto, bombuos, nesulysti. Dabar, Emocijos dabar Izmyro tribūnose paskelbus rezultatą iš kitų C grupės rungtynių, kuriuose turkai po dramatiškos kovos įveikė Graikijos rinktinė. Dėl to čia dabar tos skanduotės, bet mums tai kol kas visiškai nesvarbu dėl to, kad Lietuvos komanda čia 1 tašku pirmaujanti prieš Ispanijos rinktinę. Dabar išsimetinėja kamuolį aikštės viduryje. Mantas Kalnietis bėga nuo Rudy Fernandeso
Linas Kleiza bėga nuo Jorge Garbajosos, bėga ir Jorge Garbajosa prasižengia. O jeigu dabar būtų mestelėjęs kamuoliuką dar į šoną Linas Kleiza, galbūt varžovai būtų jau nieko ir nesuspėję padaryti. Įdomu, ką jie ten tarėsi minutės pertraukėlės metu, bet dabar Linas Kleiza meta 2 baudos metimus ir reikia pataikyti. Reikia pataikyti, kad ispanams reikėtų tritaškio. Taip Lietuvos komanda. Tik pataikydama 2 baudos metimus, toliau kontroliuotų situaciją šios dienos rungtynėse. Ir toliau galėtų diktuoti savas sąlygas pasaulio čempionams ispanams. Įkrenta Lino Kleizos paleistas kamuolys į krepšį. Nenoriai, bet įkrenta. 16 taškų pelnė Linas Kleiza. Ir šitie taškai dabar labai svarbus. Antrasis metimas taip pat taiklus, 6 sekundės. Dabar jau tikrai minučių pertraukėlių nėra, dabar šviesmintėje dega teisingi skaičiai apie minutės pertraukėlės. Visas 3 išnaudojo ir Ispanija, visas 3 išnaudojo ir Lietuva. Lietuvos komandai reikia prasižengti prieš Raulį Lopesą. Perima kamuolį Lietuvos rinktinė. Ir tai yra viskas. Tai yra viskas. Lietuvos komanda iškovoja 3 pergalę iš eilės. Pasaulio čempionai ispanai yra ties prarajos riba. Jie pralaimi 2 kartą per 3 susitikimus ir tai yra jų problemos. O Lietuvos komanda žygiuoja toliau ir gali kovoti dėl pirmosios vietos. Rytoj būtent tas mūšis dėl pirmosios vietos su Prancūzijos komanda. Kas galėjo pagalvoti, kad lietuviai gali laimėti prieš Ispaniją, net ir pralaimėdami 18 taškų skirtumų. Neįtikėtina, bet akivaizdu, jūs visą tai šiandien matėte ir jūs visą tai, ko gero, galėtumėt prasisukti dar kartą pakartojimo metu kokioje nors vaizdo transliacijoje, bet mes dar šios transliacijos nebaigėme dėl to, kad jūsų laukia karštas interviu iš Izmyro, o aš, Robertas Petrauskas, padėjęs jums stebėti pirmąjį triumfą prieš Ispanijos komandą nuo 2003 metų, atsisveikinu iki rytojaus 9 valandos vakaro. Lietuva Prancūzija rytoj, o šiandien džiaugiamės ir švenčiam fantastišką pergalę.